Vakar pagerbtas futbolo veteranas Henrikas Markevičius. Buvusiam ilgamečiam Kėdainių futbolo komandos Nevėžis treneriui Henrikui Markevičiui sukako 75 metai. Ta proga į Kauno jubiliatą pasveikinti nuvyko Kėdainių rajono savivaldybės meras Rimantas Diliūnas, savivaldybės administracijos kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Gediminas Misius, futbolo klubo Nevėžis vadovas Saulius Kibiniauskas ir futbolo veteranai Henriko Markevičiaus auklėtiniai Algimantas Gricius, Raimondas Pikelis, Vidmantas Urbonas, Valentinas Voščevas. Po šiltų sveikinimų ir nuoširdžių linkėjimų Henrikas Markevičius trumpai prisiminė savo kelią į sporto pasaulį. Vaikystė buvo labai sunki, kadangi čia aš iki karinės, gimęs 36 metais, reiškia pokario metai buvo labai sunkus, mirė tėtis, mama liko su 3 vaikais, man buvo nedaug metų, bet buvo labai didelis potraukis sportoje. Aš gyvenau netoli Kaune, netoli Neries upės, kur buvo senas Makabi stadionas. Ir toje aikštėje, reiškia, pralėkdavo visos vasaros. Žiemą būdavo, kaip sakant, ledo ritulis, o vasarą jau buvo futbolas. Buvo tokie potraukiai ir, reiškia, vėliau viduriniai mokykloje žaidžiau ir krepšinį, ir kitas sporto šakas, bet labiausiai traukė futbolas ir krepšinis. Futbolą žaidė Neries pakrantėje žydų sporto organizacijos Makabi aikštėje. Jis žaidė mokslo komandoje, o kai buvo pakviestas į Limos jaunio komandą, dilema futbolas ir krepšinis buvo išspręsta. Vėliau Henrikas Markevičius žaidė Vilniaus Spartako komandoje ir Kauno Bangos meistrų komandoje. 1965 metais Henrikas Markevičius tapo Kėdainių Nevėžio komandos žaidžiančiuoju treneriu. Nevėžį šefavęs elektros aparatūros gamyklos direktorius Stasys Sakalys iškėlė komandai reikalavimą kovoti dėl aukščiausių pozicijų, kartu pažadėdamas geras darbo ir treniruočių sąlygas. Nevėžio komanda, kada aš atėjau 65 metais, reiškia, Nevėžio komanda tik perėjo į aukštesnę lygą. Ir, aišku, reikėjo, kaip sakant, naujai kurti, naujai panaudoti, kaip sakant, savo, kaip sakant, patirtį meistrų komandai, kad paruošti, kaip sakant, aukštesnio lygio komandą reikėjo, kaip sakant, ir papildymo, kadangi vien Kėdainiai negalėjo paruošti ir sporto mokyklą tokio meistriškumo, kad pasiekti aukštesnio rezultato. Paklaustas, ar nebuvo sunku vienu metu stygoti komandos žaidimą ir pačiam žaisti, Henrikas Markevičius teigė. Aišku, labai yra sunku, kadangi pačiam žaisti yra lengviau, kada tau nurodo iš šalies. O kada tu esi aikštėje ir darai tas klaidas, aišku, negali pareikalauti geriau, kaip sakant, kad žaidėjai atliktų savo funkcijas. Henriko Markevičiaus vadovaujamas Nevėžis pateisino gamyklos direktoriaus viltis. Per 11 futbolo sezonų komanda 3 kartus tapo Lietuvos pirmenybių nugalėtoja, 4 kartus prizininkė. 1966 metais 2 kartą čempionu tapo ir Henrikas Markevičius. Jis buvo išrinktas geriausiu Respublikos pirmenybių gynėjų. Henriką Markevičių galima vadinti vienu geriausiu taurės varžybų specialistu. Jo vadovaujamas Nevėžis net 5 kartus tapo Tiesos taurės varžybų nugalėtoju. Tokiais laimėjimais, išskyrus Fiodorą Finkelį, kurio vadovaujamos komandos 5 kartus kopiant čempionų pakilos, negali pasigirti joks kitas Lietuvos futbolo treneris. Kėdainiai vienintelis rajono centras, galintis didžiuoti tokiais stambiais futbolo laimėjimais. Susitikimo metu futbolo veteranai prisiminė Nevėžio komandos aukso amžių, tai yra laikotarpį nuo 1966 metų iki 1973. Tylos minute pagerbė amžinybėn iškeliavusi futbolininkų ir gamyklos vadovo Stasio Sakalio atminimą, apgailestavo, jog vis mažiau sportininkų lieka iš anuometinės auksinės plejados. Vėliau prisiminė nuotaikingas varžybų akimirkas, įsimintinus įvarčius bei rezultatus, treniruotes bei sporto stovyklas. Henrikas Markevičius džiaugiasi, jog kėdainiečiai jo nepamiršo ir dėmesį parodė rajono savivaldybės meras bei kiti svečiai. Mero Rimanto Diliūno manymu, trenerio indėlis į Kėdainių futbolo vystymąsi yra svarus. Pamatęs šitą būrelį veteranų,
ir trenerį, supratau iš tikrųjų, kiek daug jisai yra davęs Kėdainiams. Ne pinigais, ne rūmais, ne gatvėm, bet žmonių poilsiui, žmonių turbūt susitelkimui. Taip, kad įvertinti viską, ką davė šitas treneris per 11 metų Kėdainiuose, iš tikrųjų yra sunku ir galbūt teisingai įvertinti galima tik šiandien.